Sveiki. Šiandien noriu su jumis pasikalbėti apie karą. Apie karą, kuris jau vyksta ir Lietuvoje. Paskatino dvi žinutės. Pirma, iš kandidato į saugumo departamentą vadovus apie tai, kad Lietuvoje jau kiemas iššluotas ir kad ši svarbi mūsų saugumui struktūra orientuosis labiau į žvalgybą nei į kontržvalgybą. Antroji, Seimo pirmininko Sauliaus Skvernelio dalyvavimas Janutienės laidoje tą pačią savaitę, kai jis pats prabilo apie 5. koloną Seime. Taigi pirmiausia apie nuo šnipų iššluotą kiemą. Tradicinių senovinių šnipų gal jau ir nebėra tiek daug. Bet kad Lietuva būtų Rusijos hibridinio karo prieš visą Europą vykstančio švari oazė, tuo neįmanoma patikėti. Ir čia daug sunkesnis kontržvalgybinis darbas, nei tik sugaudyti kokius nors senukus kasmet važinėjančius su informacija į Rusiją. Siekis užvaldyti žmonių protus ir paruošti dirvą per kolaborantus, per naudingus idiotus, čia, kiek žinau, Lenino terminas beje, tai yra pirmoji karo prieš mus fazė. Labai svarbi. Tai ne dronų, ne artilerijos karas ir ne karas atakuojant raketomis, tačiau karas, sakyčiau, pirmoji jo fazė. Kremlius siekia kiekvienoje ES, ir NATO valstybėje padėti laimėti valdžią tokiems, kurie būtų jai ne atviri jų šalininkai ir pagalbininkai, tose struktūrose, turiuomenyje ES ir NATO, jų viduje, bet bent jau, kad būtų išrinkti silpni ir lengviau palenkiami, esant reikalui arba atėjus dienai X. Šio karo, dabar jau vykstančio karo, pirmosios fazės karo, pagrindinis naikinantis ginklas – melas ir manipuliacijos. Todėl šiandien labiau nei rusiškai kalbantis Kremliaus kanalai grėsmę kelia lietuviškai Kremliaus žinutės skleidžiantis YouTube'ai ar kitokios melo platformos. Deja, bet demokratijos turi vienintelį ginklą apsisaugoti nuo tokios agresijos – protingus ir išsilavinusius žmonės su atspariomis smegenimis. Tokių valstybių, kur 100% visi būtų įžvalgus, apskritai nėra. O ir JAV pavyzdys visai neįkvepia kokiam nors optimizmui. Tačiau negalima to nematyti ir sakyti, kad esame saugus savo švariame, nuo šnipų ir visokių įtakų kieme. Lygiai taip, kaip ir VSD, kandidatas į VSD vadovus nustebino Saulius Skvernelis. Mačiau jo entuziastingus dalyvavimus pas Janutienės ir kitur prieš rinkimus, prieš Seimo rinkimus. Man jau tada nebuvo okei. Bet daugelis nurašė rinkimams. Nori politikas pasiekti daugiau balsų. Tačiau dabar jis antras žmogus pagal Lietuvos konstituciją valstybėje. Žmogus, kuris tik ką prabilęs apie 5. koloną, tą pačią savaitę nueina kalbėti į tos kolonos irštvą. Kai kas sakys, kad reikia kalbėti ir Janutienės auditorijai. Ten irgi rinkėjai. Taip. Tačiau dar svarbiau už šį argumentą yra 5. kolonos legitimizacija. Politinė, psichologinė, moralinė legitimizacija. Čia kaip fronto linija. Tu negali būti ir už Ukrainą, ir už Rusiją vienu metu. Arba sakyti, kad jie abu vienodi. Tu negali, tiesiog negali. Juk ir tarp Solovjovo laidų žiūrovų yra rinkėjų iš Lietuvos. Tai kodėl ten nenuėjus? Sakot, ne, tai kas kita. O kodėl? Kodėl kas kita? Juk esmė, ar Janutienė, ar Solovjovas yra ta pati. Tik adaptuota lietuviškai auditorijai, taigi dar blogiau. Politikoje esu nuo pat Lietuvos nepriklausomybės ir gerai žinau, jog viešas melas, melo ideologija valstybėje nėra kažkas naujo. Kai prasidėjo sąjūdis, vienas iš stipriausių mūsų užvaldžiusių jausmų buvo išsivadavimas iš sovietinio melo.
Tai buvo tokia galinga laisvės kalbėti, skaityti, pasakoti tiesą banga, kad gal net neįmanoma išreikšti žodžiais. Tie, kas ten negyveno, nesupras. Pamenu, kaip skaitėm, dalinomės kiekvienu pasirodžiusiu straipsniu apie tremtį, apie partizanų kovas. Nustepsit, bet daug laisvės plūdo iš Maskvos leidinių. Eidavom jų skaityti į bibliotekas. Ir va šiandien, stovėdama prieš jūs čia, Europos parlamente, jaučiu priešingą jausmą. Sunkiai sustabdoma melo banga plūsta atgal ir mes pradedame joje skęsti, ir ne tik Lietuvoje. Dar vos prieš 10 metį atrodė, kad su nauja socialinių tinklų banga ateis dar daugiau laisvės kalbėti, rašyti, ir tikrai atėjo. Džiaugiamės tuo. Tačiau atėjo ir tikras protų bei emocijų karas. Susigrupavome į nesutaikomus burbulus, plinta neapykanta. Taip, tai ne naujas karas, tačiau kitoks. Kol siaubingas melas plito iš melo imperijos Rusijos, iš Kremliaus, atrodė susitvarkysim, esam atsparus, suprantam. Bet ar atsparus? Bijau, kad nebe. Būtent todėl galimo didelio ir tikro karo akivaizdoje pačia pavojingiausia grėsme laikau dalies mūsų visuomenės mažėjantį atsparumą melui. Žmonės dažnai klausia, o kaip atskirti, kas ten iš jūsų meluoja, o kas sakot tiesą. Tikrai nelengva. Reikia daug pastangų, kad suprastum. O žmonės dažnai neturi laiko tom pastangom, nesidomi. Va tada ir ateina Žemaitaitis su Janutiene į jūsų protus. Ne tų, kurie dabar manęs klausotės, į tų, kurie niekada čia nebūna. Va čia ir yra Sauliaus Skvernelio nelaimė. Eidamas pas Janutienę, jis dar labiau supainioja žmonių protus. Supainiodamas gėrį ir blogį, melą ir tiesą į vieną nuodingą kokteilį. Kaip pradėti mums susikalbėti? Juk sunkiai įmanoma skiepus neigiančiam žmogui paaiškinti, kad karas Ukrainoje nėra JAV darbas. Tuo labiau, kad dabar jau tai sakoma ne tik iš Kremliaus, bet ir iš Baltųjų rūmų. Gerų atsakymų ir greitų sprendimų jums neturiu. Tik vieną žinau, turime apie tai kalbėti ir turime atsilaikyti, privalome atsilaikyti. Nes kai nuskęsim Janutienių baloje, bus per vėlu. Ačiū. Šiandien tiek iš Strasbūro.